Laba diena visiems. Esu Jurgita Smiltė Jasilionė, vaikų linijos psichologė ir šiandien susitinkame su jumis paskaitoje, kurioje pasikalbėsime apie tai, kaip vaikai ir paaugliai jaučiasi, kuo jie gyvena pastarojo metų įvykių fone. Tai kalbėsime apie vaikus ir paauglius karo ir kitų neramių pasaulio įvykių fone. Ir susitinkame tikrai tokiu simboliniu metu. Šiuo metu minime 4-asias plataus masto invazijos Ukrainoje metinės. Taigi tikrai gyvename jau 4 metus girdėdami apie tai, kaip Rusija vykdo karinę agresiją Ukrainoje. Ir kita vertus, tikrai tokiais simboliniais momentais, kada apie karą kalbame vėl daugiau, vyksta paramos akcijos. Tikrai natūralu, kad ir mūsų vaikai gali vėl iš naujo permastyti karo temą, galvoti, kaip jie jaučiasi tame fone. Tai apie visus šitos dalykus ir kviečiu šiandien pamastyti ir pasikalbėti. Tai tu jau pasidalinsiu skaidrėmis, kurios padės man papasakoti, o jums taip pat ir lengviau klausytis apie šią temą. Ir paskaitos metu, pakviesiu tikrai ir permastyti, kaip patys jaučiatės šitų metu, kas jums keitėsi savijautoje, tokiam pasaulio vertinime per tuos 4 metus, kuomet mes tikrai gyvename tokiam labai intensyviam geopolitinių įvykių fone. Ir apžvelgsime, kaip su tuo gali gyventi ir gali jaustis vaikai. O pradėti pačią paskaitą noriu nuo trumpo pristatymo vaikų linijos, kadangi tai yra organizacija, kuriai aš atstovauju ir apie kurią labai norėčiau jums papasakoti. Tai vaikų linija yra emocinę paramą vaikams ir paaugliams teikianti organizacija. Ir turime 2 pagrindinius kanalus, kuriais vaikai gali kreiptis į vaikų liniją. Tai nemokamų telefonų numeriu 116111, kuris veikia 12 valandų per parą. Ir taip pat vaikai gali pasikalbėti su savanoriais pokalbiais internetu, mūsų interneto svetainė vaikųlinija.lt. Tai pokalbiai internetu veikia šiek tiek trumpiau, nuo 14 iki 23 valandos, tačiau tikrai panašu, kad vaikams tai yra patraukli paramos forma ir tikrai jie kreipiasi tiek telefonu, tiek pokalbiais čatu ir tikrai labai svarbu, kad jie gali turėti kažkokį savo būdą pasikalbėti apie temas, kurios jiems yra svarbios. Ir dar čia galite pamatyti, kiek dažnai mus kreipiasi vaikai. Tai štai 2025 metais mes sulaukėme 68 000 skambučių ir 11 000 pokalbių internetu. Tai maždaug vidutiniškai per dieną, tai yra 260 vaikų kreipimusi. Ir kaip galite matyti, tikrai temos yra pačios įvairiausios. Tai santykiai su tėvais, santykiai su draugais, tikrai santykių temos dažnai yra pirmose pozicijose. Bet taip pat tokie sunkus išgyvenimai kaip savižudybės rizika, baimė ir nerimas arba vienišumo temos irgi yra gana neretos pokalbiuose su vaikais. Tai gal ką dar norisi pasakyti, kad tai, ką čia matote, tai yra tikrai ne kažkoks baigtinis sąrašas temų, apie kurias kalba vaikai, temos yra pačios įvairiausios. Čia matote tos, kurios yra minimos dažniausiai. Ir matyt, baigiant pristatyti pačią tarnybą, gal norisi dar pasakyti, jeigu nežinojote, kad paramą vaikams teikia specialiai apmokyti savanoriai konsultantai ir kviečiame bent porą kartų per metus suaugusius žmonės, pilnamečius, tapti vaikų linijos savanoriais. Tad jeigu pasirodytų įdomu, tikrai kviečiame sekti vaikų linijos veiklą, smalsauti, kada prasidės savanorių atrankos ir galbūt vieną dieną susitiksime tarnyboje ne tik tai kaip su paskaitos klausytojais, bet ir kaip su vaikų linijos savanoriais. O šiandienos paskaitoje noriu apžvelgti keletą temų, pasikalbėti su jumis apie tai, kaip vaikai girdi ir interpretuoja neramaus pasaulio įvykius. Tikrai tų įvykių yra pačių įvairiausių, gal karas yra tas, kuris mes girdime apie jį daugiausiai ir galbūt daugiausiai ir jausmų kyla ir yra arčiausiai mūsų, bet tai nėra vienintelis geopolitinis įvykis, kuris gali veikti mūsų vaikus. Trumpai aptarsim, kodėl dalis informacijos gali būti vaikams per sunki pagal jų amžių. Taip pat pažinti vaikų nerimą ir jų emocinius sunkumus, nes ir viena iš tų temų, kurią matėte, vaikai tikrai pasakoja mums, tai yra baimė ir nerimas. Ir tikrai įvairūs kariniai konfliktai ar kiti pasaulio įvykiai gali stiprinti ir vaikų nerimą. Aptarsime, kokį vaidmenį atlieka socialiniai tinklai ir kaip jūs, kaip suaugusieji, galite palaikyti, padėti vaikams, kuomet pastebite, kad jie susiduria su kažkokiu nerimu ar išgyvena dėl to, kas vyksta pasaulyje.
Ir tokiam trumpam įvadui, prieš keliaujant prie tikrai tokių labai konkrečių klausimų, kaip vaikai supranta tuos geopolitinius įvykius, įsivardykim, tai kokiame informacinėme fone mes gyvename pastaruosius keletą metų. Ir čia vėlgi, čia nėra kažkoks baigtinis įvykių aprašymas arba sąrašas, tikrai matyti yra įvairūs geopolitiniai įvykiai, kuriais jūs patys domitės, kurie yra pastebimi, nušviečiami mūsų spaudoje, naujienų portaluose ar ne, arba apie kurias galime išgirsti per naujienas, bet kas matyti yra svarbu ir ką norisi įsivardinti, kad pastarieji keletas metų tikrai yra labai intensyvūs, kalbant apie pokyčius pasaulyje, apie įvairius neramumus. Tai karas Ukrainoje yra tik vienas iš jų, bet taip pat, pavyzdžiui, hibridinė Baltarusijos ataka prieš Lietuvą, kontrabandiniai balionai, kurie tam tikrų metų buvo labai intensyvūs ir tai buvo susiję ir, nežinau, su tėvų kelionėmis, su šeimų kelionėmis, su atšauktais skrydžiais, su įvairiais klausimais, tai kaip čia spręsti, ar ne, su tokia bejėgystės tema, ar tai reiškia, kad mes kažkaip niekaip negalime sustabdyti tos rauto kontrabandinių balionų, kurie skrenda iš Baltarusijos pusės, irgi kėlė daug klausimų apie saugumą ir tikrai natūraliai galėjo veikti ir vaikus, jeigu jie girdėjo apie šiuos įvykius. Izraelio kariniai veiksmai Gazos ruože, Trumpo politikos įvairiausi netikėtumai ir akibrokštai tokie, kaip, nežinau, pastarojo meto ketinimai pasiimti Grenlandiją, kuri irgi kėlė įvairiausių klausimų ir neiškumų, nerimas dėl NATO ateities, saugumo klausimai Lietuvoje, karinės tarnybos klausimai Lietuvoje. Tai visi šitie klausimai, jie yra plačiai nušvietėmi, apie juos yra plačiai diskutuojama ir jeigu vaikai apie juos girdi, jeigu vaikai, juos turi galimybę su jais kažkaip prisiliesti prie jų arba kažką tai sužinoti, natūralu, kad tai gali kelti jiems klausimų ir aišku, tai gali kelti ir įvairiausių jausmų, nes tai, ko nesuprantam iki galo, tai kas nėra aišku, kas gali kelti įvairiausių fantazijų, tikrai gali sukelti ir nerimo ar kažkokio tai nesaugumo jausmo. Tai jeigu peržvelgtumėm tokias, nežinau, naujienų ar nesrautą, koks yra, tai čia yra keletas iš pavyzdžių, kokiam naujienų sraute mes gyvenam pastaruoju metu, tai tikrai va čia tarp tų įvykių gal nepaminėjau Irano įvykių, kur irgi yra kalbama ir apie represijas, ir apie žūstančių žmonės, ir apie protestus. Tai tikrai fonas yra labai intensyvus ir kita vertus, tokiame fone mes gyvename jau ne vienerius metus. Tai matyt, dar prieš keliaujant prie tokio supratimo, kaip gali jaustis mūsų vaikai, tikrai mes turime irgi įsivardinti, kad apskritai mes kaip visuomenė pastarosius keletą metų tikrai girdime apie tą nuolatinį grėsmingą foną ir gyvename tame nuolatinėme grėsmės fone. Nors nėra kažkokios labai, nežinau, realių grėsmių, realių karinių veiksmų, kurie vyksta Lietuvoje, tačiau grėsmės nuojauta, nesaugumo nuojauta, jinai tvyro mūsų visuomenėje. Ir čia gal norisi taip pat kreipti dėmesį, ką ir stebi ir įvairūs, nežinau, visuomenės tyrinėtojai, kad tikrai tai mes ilgą laiką būdame tam tikram grėsmingame fone, mes neišvengiamai jį kažkaip reaguojame. Tai jeigu ir jūs pagalvotumėt, kaip keitėsi jūsų savijauta per tuos, pavyzdžiui, 4 metų, nuo 2022 metų, kuomet būtent vasario pabaigoje sužinojome apie Rusijos pradėtą plataus masto karinį invaziją Ukrainoje, koks tuo metu buvo jausmas ir koks yra jausmas dabar, kai jau yra praėję 4 metai ir mes vėl prisimename, kad karinis konfliktas tebevyksta, paramos vis dar tebereikia. Tai gali būti, kad mes jaučiam labai skirtingus jausmus. Pavyzdžiui, galbūt šiuo metu vengiame skaityti naujienas, nenorime labai galvoti apie tai, kas tenai vyksta, labiau stengiamės koncentruotis į čia ir dabar. Galbūt girdime tokių žinučių, kad štai visuomenė kažkokia pavargusi, kad tos naujienos nebe taip veikia, ar ne, kad atrodo tarsi abejingumo yra daugiau. Ir tam tikrą prasme norisi pasakyti, kad tai, kad mes mažiau stebime, mažiau reaguojame, arba stengiamės mažiau reaguoti, tai nereiškia, kad esame abejingi, bet tai reiškia, kad tikrai pavargome. Ir psichika paprastai tokiais būdais ginasi nuo nuovargio, bandydama kažkaip sukontroliuoti tą savijautą, ar ne, padėti funkcionuoti, nes nuolatinis grėsmingas fonas tikrai neišvengiamai veikia. Tai, kad mes tarsi reaguojame mažiau į naujienas, kurios tęsiasi arba kartojasi jau kelerius metus, nereiškia, kad ta grėsmė mūsų nebeveikia, bet paprastai tai reiškia, kad poveikis tampa mažiau sąmoningas, mes tikrai galbūt ne taip aktyviai skaitome, ne taip aktyviai domimės, bet taip aktyviai tarsi emociškai reaguojame, bet gali būti, kad tiesiog jaučiame bendrai didesnį įtampą, kas yra pastebima ir bendrai visuomenėje. Gali būti, kad jaučiame kažkaip, kad mums sunkiau yra toleruoti neapibrėžtumą, ar ne, kad norisi, jeigu
suplanuoti tai labai konkrečius nedidelius dalykus. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kas yra tikrai pastebima visuomenėje, kad yra sunkiau planuoti kažkokius tolimus dalykus, nes ta nuolatinė grėsmė, jinai kūrė tą jausmą, kad aš nežinau, kas bus rytoj, aš nežinau, kas bus po metų, aš nežinau, kuriam laiko aš galiu įsipareigoti ar kuriam laiko aš galiu planuoti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, bendrai visuomenė yra pastebima, kad kai nuolatos būnam tam tikros grėsmės fone, ar ne, atsiranda didesnis jautrumas kitoms grėsmėms arba padidėja polarizacija. Tai ką čia šita skaidrė arba šitą informaciją noriu pasakyti, kad mus veikia ilgalaikė grėsmė. Kaip ji veikia mūsų vaikus, kartais nežinome, nes tikrai nėra galbūt kasdienybė, tai yra temos, apie kurias mes pasikalbame, galbūt tai nėra tai, ką vaikas parneša namo ir apie ką pasakoja, bet man atrodo yra labai svarbu būti budriems. Jeigu mes jaučiamės pavargę nuo naujienų, jeigu mums yra baisu arba neramu, jeigu mes toliau jaučiame nesaugumą, tai gali būti, kad visus šitos jausmus jaučia ir mūsų vaikai. Klausimas, kurie tuos jausmus padeda. Ir čia aš noriu su jumis pasidalinti keliomis istorijomis, ką aš kaip psichologė, tiek būdama vaikų linijos darbuotoja, tiek pati konsultuodama vaikus ir paauglius ir jų šeimas, girdžiu apie karą ar apie kitus kažkokius geopolitinius įvykius ir kaip aš juos suprantu. Tai dvi istorijos yra tokios labai įžodintos pačių vaikų, ar ne, jos yra pagristos tais kreipimaisis, kurie pasiekia vaikų liniją, bet visos vaikus identifikuojančios detalės yra pakeistos, tai aš šitas dvi istorijas jums ir įgarsinsiu. Pirmoji skamba taip. Labai bijau karo, neturiu vietos, kur dėtis, dažnai vakarais verkiu. Bijau, kad prasidės pasaulinis karas, bijau, kad bus numesta atominė. Nesinori nieko veikti, kad ir ką daryčiau, netyčia pagalvoju apie tai, kas vyksta ir visi smagumai baigėsi. Tiesiog pagalvoju, o ką jei viskas pasikeis, jei nebegalėsiu to daryti. Kita istorija yra šiek tiek iš vyresnio paauglio pozicijos. Ar tai yra normalu, kai pasidaro taip sunku, kad norisi pradingti? Jau keletą kartų keičiau mokyklas, ne dėl to, kad prastai mokinuosi ar mane išmeta. Tiesiog yra toks vidinis balsas, kuris sako, reikia išeiti, pasikeisti gyvenimą, patį save. Dažnai nerimauju, atsižvelgiu į viską ir kartais pagalvoju, kas atsitiko ne taip. Anksčiau taip gerai mokiausi, o dabar net nebesistengiu. Sunku, kai matau, kas vyksta pasaulyje. Atrodo, kokia prasmė ką nors daryti. Turiu draugę, kuri yra iš Ukrainos. Aš įsivaizduoju, kaip jai turėtų būti sunku svetimoje šalyje, kai namai ir artimi likę vidury karo. Kažkada susitikom ir ji man pasakojo, kaip jai sunku ir apsiverkė, o aš nežinojau, ką daryti. Bandžiau guosti, pakeisti pokalbio temą, nors pati pravirkau. Dažnai jie man rašo susitikti, nes nelabai turi su kuo pasikalbėti savo amžiaus, o aš noriu, bet negaliu, nes man atsiskaitimai. Taip skauda dėl jos ir kad negaliu jai padėti. Tai čia tik pora iš istorijų, ką dalinasi vaikai ir kaip jie mato tos šalia esančius įvykius ir galų gale jie gyvena šalia ukrainiečių vaikų, paauglių, kurie yra atkeliavę į Lietuvą ir irgi vienaip ar kitaip gali patirti jų skausmą, jų netektis ir bandyti įsivaizduoti, ką reiškia gyventi svečioje šalyje, kuomet visi artimieji yra kažkur tai toli, arba šeima yra likusi vidury karo. Dar keletą tokių pavyzdžių noriu pateikti iš savo konsultacijų, kur vaikai, mano supratimu, ne taip tiesiogiai pasakoja apie tos geopolitinius įvykius ar apie tą nesaugumą, kuris yra pasaulyje, bet pasakoja apie nesaugumo jausmą, kurį jie patiria. Tai štai 8-metė konsultacijos metu man taip lyg tarp kitko užsimena, kad gal turės kraustytis į Prancūziją. Kai mes tai patyrinėjom, iš kur čia šitą žinia, kada čia kraustysis, tai mergaitė tikrai jaučiasi tokia visiškoje nežinioje, bet štai jinai nugirdo netyčia, kaip tėvai tarpusavį kalbėjo, kad jeigu Lietuvoje prasidėtų karas, tai štai vienas iš variantų būtų kraustytis gyventi į Prancūziją. Su tėvais jinai apie tai nekalbėjo, bet jos galvoje, paskui mes matysime iš raidos perspektyvos, tai labai natūralus procesas, gimsta visokiausios mintis. Ar tai reiškia, kad greitai reikės išsikraustyti? Kaip aš tada gyvensiu, kur bus mano draugai, ar tai reiškia, kad aš viską turėsiu palikti tai, kas man yra pažįstama. Ir galim įsivaizduoti, kiek tam tikro nerimo tikrai gali kilti, įsivaizduojant, kad bet kada, bet kurią akimirką tau gali tekti palikti visą tai, kas tau miela, brangu ir pažįstama, ir kraustytis į kitą šalį, kurie viską bus nauja ir nepažįstama. Arba štai 11-metis prieš konsultaciją skaito knygą. Ir kai jis ateina pas mane, aš pasmalsauju, kokią knygą jis skaitė ir jis sako, čia tokia knyga, kur pasakoja, kaip išgyventi bet kokiamis sąlygomis. Ir jis gali tikrai, paskui ilgą laiką tą knygą skaitė ir jis detaliai gali papasakoti, kokių svarbiausių daiktų reikia gamtoje, kaip ten išgyventi ypatingai tokiamis ekstremaliomis sąlygomis ir panašiai.
Ir tai žymi tam tikrą nesaugumą ir jausmą, kad aš turiu kažkaip pasirūpinti, žinoti, turėti kažkokį arsenalą žinių ar gebėjimų, kurie padės man išgyventi, jeigu kažkas nutiks šiame pasaulyje. Arba štai 9-metis ateina į konsultaciją ir manęs klausia, o jūs girdėjot, kad Australijoje numetė atominę bombą ir ten jie visi dabar tampa zombiais. Žinia šią pranešė jam kažkas iš draugų, gal jis nebūtinai ir žino, ar čia yra tikra, netikra, rimta, nerimta, bet vėlgi, kas man rodos yra svarbu, yra raktiniai žodžiai, yra atominė bomba, yra kažkoks grėsmė, nesaugumas. Ir tik tai paskui, nežinau, ar kalbantys su vaikais, ar būnant, ar stebint, gali geriau suprasti, apie ką yra tas nerimas, iš kur jis ateina, bet kartu, man rodos, tai yra atspindžiai štai tų įvairiausių geopolitinių įvykių, kurie skamba, apie kuriuos mes girdim, kurie yra naujienų portaluose. Vaikai, žinoma, neskaito tų naujienų portalų, bet visais kitais būdais jie gali gauti šitą informaciją iš draugų, iš pokalbių mokykloje, iš socialinių medijų ir panašiai. Tai kodėl mes šiandien kalbam apie vaikų savijautą tų įvairiausių geopolitinių įvykių kontekste? Turiu keletą argumentų ir tikriausiai noriu ir jūs padrąsinti, būti budresniems ir pakalbinti savo vaikus. Tai pirmas argumentas, kad jeigu vaikai nekalba, nepasako ar neklausia apie karą ar kitus pasaulio įvykius, tai nereiškia, kad jie nieko apie tai nežino, ar kad jiems tai nerūpi, ar jie nieko dėl to nejaučia. Labai svarbu turėti omeny, kad dalis informacijos vaikus pasiekia jiems sąmoningai jos nevartojant. Tai reiškia, jie jos nebūtinai ieško, jie nebūtinai jos prašo, bet jie apie tą informaciją sužino arba gauna. Tai gali būti per vaizdus, per įvairius pasakojimus, per bendramžių pasidalinimus ir panašiai. Taip pat yra svarbu turėti omeny, kad tas informacinis fonas, su kurio vaikai susiduria, pavyzdžiui, kažkokie žiaurūs vaizdai iš karo vietų ar ne iš karinių konfliktų zonų, jie tikrai gali vaikus labai gąsdinti ir gali neturėti jokių gebėjimų su ta informacija susitvarkyti. Ir galiausiai, kad mūsų kaip suaugusių pareiga, tai nėra apsaugoti vaiką nuo realybės, bet padėti ją suprasti, ar ne? Suprasti, paaiškinti vaikui suprantamai žodžiais ir išbūti toje realybėje, netgi jeigu jinai yra kažkokia nesaugi, nerami ar neapibrėžta. Bet keliaukime toliau ir čia aš trumpai noriu su jumis aptarti, kaip skirtingo amžiaus vaikai supranta karą ir grėsmę. Ir čia mes pasikalbėsime apie tokią raidos perspektyvą. Kai kalbam apie vaikystę, tai yra tikrai labai platus amžiaus tarpsnis ir vaikų gebėjimai suprasti informaciją, susidoroti su kylančiomis neigiamomis emocijomis ir panašiai tikrai yra labai, labai skirtingi. Jeigu įsivaizduojam 3-metį ir 16-metį, ar ne, tai tikrai suprantam, koks skirtumas, jeigu 3-metis apie tas pačias naujienas sužino ir štai toksai 16-metis paauglys. Tai suskirščiau tuos raidos tarpsnius į 3 tokius gana grubius periodus, pakalbėsim apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, tada apie pradinio mokyklinio amžiaus ir apie paauglius. Tai kasgi yra būdinga ikimokyklinio amžiaus vaikams? Kai mes galvojam apie, kad jie susiduria su įvairiausia informacija ir kaip jie tada gali ją apdoroti. Tai vienas dalykas, kas yra būdingas šio amžiaus vaikams, tai yra toks vadinamasis egocentrinis mąstymas, kurį, jeigu taip įdėčiau į vaikų lūpas, pavadintumėm tai pasaulis yra toks, kokį jį matau aš. Tai reiškia, kad vaikui tokio amžiaus dažnai atrodo, kad jeigu aš matau pasaulį štai taip, tai ir visi taip mato, ar ne? Arba jiems gali atrodyti, kad jeigu man kažkas nutiko, tai tikrai visi irgi turėtų žinoti, kas nutiko, nesgi taigi taip buvo, ar ne? Arba kad jeigu aš taip galvoju, arba turiu tokią nuomonę, tai negali būti, kad kiti kažkaip tai kitaip galėtų galvoti. Tai jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduotume tokių grėsmės arba tokio nesaugumo kontekste, tai, pavyzdžiui, tikrai tokio amžiaus vaikai jie gali galvoti, kad jeigu ten Rusija puola, tai jie ateis į mūsų namus. Ne šiaip kažkur į Lietuvą, bet konkrečiai pas mus, ar ne? Arba, pavyzdžiui, jie gali galvoti, kad būtent jų šeima yra labai nesaugi. Šalia to egocentrinio mąstymo pasitaiko ir maginio mąstymo, ir tai irgi yra labai būdinga šio amžiaus vaikams, tas maginis mąstymas, jisai vaiko žodžiais reikštų viskas priklauso nuo manęs. Tai tikrai kartais vaikai geba susijęti dalykus, kurie yra visiškai nesusiję ir ypatingai daug tokių galių, pavadinkim, dedu kabutes, priskirti savo patiems. Pavyzdžiui, jie gali tikėti, kad jeigu daug kalbės apie kažkokį tai dalyką, tai tai ir nutiks, nes štai kažkada taip jau buvo. Arba jeigu jie kažkokiu būdu elgsis, tai tada, pavyks kažką tai pakeisti, kažkokius įvykius savo aplinkoje. Tai pavyzdžiui, tokio amžiaus vaikams gali būti toks įsivaizdavimas, kad tu, mama, tik nesijaudink, jeigu ten ateis kažkokie priešai, aš su savo kardu pasiims medinėje kardą į rankas, aš ten juos tik pam ir viską sukovosiu, ar ne? Nes jie tikrai turi tą maginį mąstymą, kad aš esu galingas ir aš galiu keisti dalykus, ar ne?
Arba gali įsivaizduoti, kad aš jeigu labai labai norėsiu, tai tikrai tą karą sustabdysiu. Arba jeigu nekalbėsiu apie jį, tai tikrai tas karas ir neprasidės. Tai tikrai tas maginis mąstymas yra viena vertus, tai yra ir įrankis, kurį vaikai gali naudoti susidorodami su tam tikrais emociniais sunkumais, bet tai gali ir jiems lemti tokį supratimą, kaip čia viskas vyktų, jeigu štai kažkokia tai grėsmė ateitų į pasaulį. Jie turi ribotą laiko ir atstumo suvokimą. Jiems tikrai gali būti suprasti sunku, arti, toli. Ir žinote, jeigu jie klausia mamą ar tėtį, ar pas mus bus karas, ir mes sakom, nežinok, tas karas vyksta toli, tai jam toli gali atrodyti, nežinau, kitame mieste. Tai jis gali paklausti, ar tai reiškia, kad pas močiutę tai gali vykti, nes močiutė tai gyvena toli. Arba jeigu, žinot, mes sakom, čia jeigu kažkas nutiks, tai čia tikrai ne dabar, labai negreitai, tai greitai ar negreitai jiems labai sunku įsivaizduoti. Tai iš tokių konkretesnių pavyzdžių, žinot, jeigu mes įsivaizduojam, norim vaikui pasakyti, kurią dieną kažkas nutiks, tai mes paprastai neužtenka pasakyti 3-mečiui, kad tai vyks trečiadienį, nes jam trečiadienis gali būti per abstrakti sąvoka. Mes paprastai pasakysim, žinai, tą dieną, kai tu darželyje valgai makaronus, tai yra paprastai trečiadienį, ar ne? Bus kažkas tai, ar ne? Ir tada vaikui yra aiškiau, kada tai bus, kada to sulaukti ir panašiai. Šalia to, šito amžiaus vaikai jie yra labai jautrūs suaugusių savijautai ir emocijoms. Tad jie tikrai labai dažnai nesupranta tų naujienų, kurios skamba. Jie galbūt jau tikrai ir netiek daug išgirsta, bet jie labai jaučia, jeigu suaugę yra sunerimę, jeigu suaugę yra pasimetę, jeigu suaugę tikrai jaučia kažkokį didelį nesaugumą ir negali kažkaip tai rasti būdų, kaip savo padėti. Tai tikrai, ta suaugusių savijauta jiems kartais būna daug svarbiau negu tai, kokius faktus jie girdi. Ir netgi jeigu jūs, nežinau, žodžiais bandysite nuraminti, bet patys būsite labai neramus, tai tikėtina, kad šito amžiaus vaikai jie labiau reaguos į jūsų nerimą, o ne į tai, kokius žodžius jūs jam pasakėte. Žinoma, kad šio amžiaus vaikai tikrai turi labai ribotus resursus reguliuoti emocijas ir kylančius jausmus. Tai jiems tikrai labai daug reikia suaugusių nuraminimo, jie negali patys vieni čia sugalvoti, viską susidėlioti ir nusiraminti, ar ne. Bet vienas iš tų įrankių, kurį jie turi ir kurį labai naudoja, tai yra žaidimas. Tai žaidimas tikrai padeda ir patirtis apdoroti, ir jausmus apdoroti. Tai tikrai labai kažkaip tai noriu ir šitoje paskaitoje pabrėžti, kad laisvas žaidimas, nestruktūruotas žaidimas, tai čia, žinot, ne edukaciniai žaidimai, kur jisai mokosi spalvas ar mokosi skaičiukus, bet tiesiog laisvas, kūrybiškas žaidimas yra labai labai galingas vaikų savigydos būdas. Tai kai jiems yra neramu, kai jiems yra baisu, kai jie grįžta iš darželio kupini gausiausių emocijų, žaidimas dažnai yra tai, kas jiems padeda susirinkti save į vieną vietą, susidėlioti dalykus galvoje, susigrąžinti galios jausmą, nes žaidime jis yra visagalis, jisai kuria žaidimą taip, kaip jam norisi ir tai yra labai svarbus jausmas, galėti ar ne jausti, kad aš turiu kontrolę. Ir tada štai vaikas, jisai tikrai gali labiau nurimti ir susidėlioti viduje dalykus. Tai tikrai, galit galbūt, nežinau, ir savo kasdienybę esate pastebėję, yra tikrai dalis vaikų, kurie, pavyzdžiui, grįžę iš ugdymo įstaigos, pirmiausiai, ką jie daro, tai jie kurį laiką sėda ir žaidžia, arba, pavyzdžiui, piešia, ar ne, ir piešia, kažką daro, kažką šneka tarpusavį, ir paskui štai po kokių 20 minučių pakyla nuo to stalo, nuo žaidimo, ar ne, ir jau ateina pas ten mamą ir tėtį ir klausia, tai ką mes valgysim vakarienę, arba noriu valgyti, sako. Tai reiškia, taip, jisai turėjo galimybę suvirškinti tokius emocinius įspūdžius per tą žaidimą, juos kažkaip susidėlioti ir štai toks jau nurimęs, susitelkęs gali grįžti toliau į tokį kasdieninį gyvenimą. Tai štai tokie tie raidos ypatumai, kuriuos turime turėti omenyje, ar ne, kai galvojame apie kažkokį nesaugumo arba grėsmės jausmą, jeigu vaikas su juo susiduria. Tai dabar dar pagalvokime, kaip mes galim pastebėti ikimokyklinukų nerimą. Ir čia yra tokių keletas požymių, kurie gali byluoti ne tik apie nerimą, bet ir apie kitus emocinius sunkumus. Ir vėlgi, mes šiandien kalbam apie labai specifinį nerimą. Nerimą, kuris gali atsirasti dėl to, kad mes suaugę nerimaujam dėl geopolitinių įvykių. Visuomeniai yra labai daug nerimo dėl įvairiausių situacijų ir įtampų, politinių tokių įtampų, kurios tvyro. Tai žinoma, kad šitie požymiai tai nereiškia, kad būtent vaikai ar ne sužinojo, išgirdo apie šitos įvykius ir dėl jų nerimauja, bet visgi, jeigu mes pastebėsim vaikų nerimą, tada pastebėję lengviau ir galėsim suprasti, apie ką tas nerimas yra. Tai paprastai ikimokyklinio amžiaus vaikai, jie ne žodžiais pasakoja apie savo nerimą, bet tam tikrų pasikeitusių elgesių. Tai ką galime pastebėti? Galime pastebėti tokį įsikabinimą į tėvus arba atsiskyrimo baimę, kas reikštų, kad, pavyzdžiui, vaikas, kuris iki šiol lengvai paleisdavo tėvus, lengvai atsiskirdavo, drąsiai eidavo į darželį, staiga gali nenorėti to daryti. Arba
labai nenori išleisti mamos ar tėčio iš kambario. Jeigu ten tėtis ar mama kažkur išeina, būtinai klausia, kur tu eini, kada tu grįši, arba nori eiti kartu. Tai tikrai toks įsikabinimas į tėvus, tai reiškia noras gauti daugiau saugumo. Šie vaikai turi labai ribotus resursus pasirūpinti savo saugumu. Jų saugumo garantas yra šalia esantis ramūs suaugusieji. Dėl to vaikai ir būna įsikabina ir nenori paleisti. Dirglumas arba pykčio protrukiai, tai reiškia kažkokia pasikeitusi emocinė būsena, kuri irgi rodo, kad yra kažkokie emociniai dalykai, su kuriais vaikas nesusitvarko. Tai aišku, kartais dirglumas ir pyktis gali būti nuovargio, didelio nuovargio ženklas, bet kartais tai gali byloti ir ypač pasikartojantis dalykai, kad vaikas kontekste susiduria su kažkokiais nerimą keliančiais dalykais. Miego sunkumai taip pat yra tai, iš ko galime pastebėti. Sunku užmigti, dažnai prabudinėja, sapnuoja košmarus, tai irgi gali būti baimė ir nerimo ženklai. Regresavimas arba kitaip, toksai sumažėjimas, kuomet vaikas taiga nebedaro to, ką mokėjo daryti, nebesirengia pats, nori, kad aprengtų, nebesimigdo pats, nors iki šiol miegodavo, nenorėdavo, kad pagulėtumėt šalia, dabar staiga vėl nori. Tai vėlgi, ką tai rodo? Tai rodo, kad kažkur yra sumažėjęs jo saugumas ir jam iš jūsų to saugumo užtikrinimo reikia daugiau. Na ir tikriausiai psichosomatiniai simptomai irgi toks gana lengvai atpažįstamas požymis, tik jis kartais sunku suprasti, ar tai yra fizinės priežastys, ar psichologinės, tokie kaip pilvo skausmai, pykinimas, kažkokie silpnumai, kurie atsiranda specifinėse situacijose, ar nežinau, prieš einant į ugdymo įstaigą, ar tenai būnant ugdymo įstaigų ir panašiai, tai irgi gali žymėti tokį padidėjusį nerimą. Keliaukime toliau ir kitas raidos tarpsnis, kurį svarbu apžvelgti, tai yra pradinio mokyklinio amžiaus vaikai. Tai yra nuo 7 iki 11 metų amžiaus vaikai. Ir šie vaikai jau tikrai, jie tokie daugiau šnekantis, nebe tik žaidžiantis, bet jau ir besimokantis. Tai reiškia, tikrai įgauna ir naujų gebėjimų, ir naujų įgūdžių, kaip būti šiame pasaulyje. Bet šalia to, jie vis dar tikrai labai, jiems yra svarbu, kad suaugę galėtų juos nuraminti, su jais pasikalbėti, atsakyti jų klausimus ir panašiai. Tai šio amžiaus vaikams yra būdingas toks konkretus loginis mąstymas. Tai reiškia, kad jie iš esmės supranta priežasties ir pasiekmės ryšius. Pavyzdžiui, labai yra aišku, kad štai ten Rusija užpuolė Ukrainą. Bet šalia to jiems sunku pamatyti kompleksišką šitą reiškinį, arba pamatyti, koks jis yra, nežinau, ten įvairiapusis, ar ten, žodžiu, suprasti, kodėl taip sunku tą karą sustabdyti. Nes būtent iš to konkretumo šito amžiaus vaikai, jie tikrai labai dažnai gali kelti klausimą, kodėl čia, nežinau, neteina tas NATO ir nesutvarko to Putino. Tai, nes viskas aišku, čia yra štai blogiukas ir yra kenčiantis. Tai jeigu viskas vyksta teisingai, tai tiesiog, tai tegu ateina ir padaro tvarką, ar ne? Nes sunku suprasti, kodėl ir kokie ten tie politiniai dalykai lemia, kad štai kažkodėl NATO negali ateiti ir sutvarkyti to Putino, kuris elgėsi neteisingai ir žudo nekaltus žmonės. Šalia to šito amžiaus vaikams yra labai stiprus toks teisingumo jausmo stiprėjimas. Tai kas turite tokio amžiaus vaikų, tikrai galite būti pastebėję, kad jiems yra labai svarbu, kad viskas vyktų pagal taisyklės, kad viskas vyktų teisingai. Tai jie tikrai labai jaučia tą didelę neteisybę, matydami karinį konfliktą, žinodami, išgirsdami apie tą karą. Ir jiems gali būti tokio didelio noro, kad tai jeigu... Tai kaip taip gali būti, kad mes žinom, kas yra teisinga, bet vis tiek nieks nepadaro, kad tai liautųsi, ar ne? Kas čia per tą bejėgystę kartais gali būti sunku suprasti. Taip pat šito amžiaus vaikai vis dar turi tokią stiprią vaizduotę, tai reiškia tikrai dar žaidžia ir kūrybinius žaidimus, ir kūrė įvairiausius dalykus, ir būna mėgsta piešti arba ten konstruoti, bet šalia to jau atsiranda ir geresnis realybės suvokimas. Ką tai reiškia, jeigu mes galvojame apie tokį nerimą, baimę ir grėsmę, kad jeigu jie įsivaizduoja, kad štai vieną dieną Lietuvoje gali prasidėti karas, jie gali sukurti labai visokių baisių siužetų savo galvoje, kaip tai atrodytų, kas įvyktų jam arba jo šeimai, kaip jisai turėtų išgyventi kažkokiomis visiškai nežmoniškomis sąlygomis ir panašiai. Tai tikrai ta aktyvi vaizduotė tai gali būti ir būdas kažkaip tai įveikti sunkumus, bet šalia to tai gali būti ir būdas katastrofizuoti, ar ne, man taip baisu ir aš galiu tiek visokių dalykų prisigalvoti ir jeigu vaikas lieka vienas su visa ta katastrofa savo galvoje, tai tikrai jis gali išgyventi labai daug nerimo, jam gali būti labai baisu ir jis tada puola skaityti knygas, pats rūpintis visokiais instrumentais, kaip čia apsirūpinti, kad aš išgyvenčiau, jeigu bus tai gal labai nesaugu Lietuvoje. Jie taip pat aktyviau pradeda domėtis įvairiomis naujienomis, nes kalbasi su draugais, kalbasi su mokytais, atsiranda daugiau informacijos šaltinių, pradeda naudoti socialinės medijas, nors šiame amžiuje jie to dar neturėtų daryti, nes didžioji dalis socialinių medijų yra
yra nuo 13 metų leidžiama vaikams ir paaugliams, bet realybė yra ta, kad tikrai tokiam amžiui vaikai jau turi TikToką ir dažnai irgi išgirsta įvairias naujienas būtent iš socialinių tinklų, o ne iš tėvų ar kažkokių patikimų naujienų šaltinių. Stiprėja jų žodinė komunikacija, tai reiškia, kad jie tikrai daugiau gali klausti, daugiau gali papasakoti. Jeigu jūs paklausite, o ką tu girdėjai, ar kalbėjot mokyklą apie vieną kitą dalyką, tikėtina, kad tikrai jums papasakos, ką pavyzdžiui, prieš iki mokyklinukai dažnai tikrai nepasakos ir neprisimins ir jiems tai netrodys galbūt svarbu. Bet emocijų veikimo repertuaras jų vis dar yra ribotas. Tai reiškia, kad jie vis tiek turi, kai jiems yra nesaugu, kai jiems yra neramu, kai jiems yra baisu, tai suaugusiųjų pagalba yra labai svarbi, nes jie patys vieni dar tikrai ne viską gali atrasti, kaip čia save nuraminti ir galbūt negali suprasti, kad štai jeigu man jaučiu kūne kažkokį labai nerimą, kad man padėtų fizinė veikla. Čia jau tikrai yra labai svarbu, kad suaugusieji plėstų tą repertuarą ir padėtų vaikams atrasti, kaip įveikti tuos emocinius sunkumus, kuriuos vaikai jaučia. Iš ko galime atpažinti pradinio mokyklinio amžiaus vaikų nerimą, tai ir iš elgesio, ir aišku, jau jie gali ir papasakoti. Tai elgesio simptomai dažniausiai yra mokymosi ir dėmesio sunkumai. Žinot, kai dėl kažko labai neramu, susikaupti gali būti tikrai labai sunku. Vėlgi, kaip ir iki mokyklinio amžiaus vaikų tarpe, pakitęs miegas ar psichosomatiniai simptomai irgi gali būti požymiai, kad vaikas išgyvena nerimą ar susidūrė su kitomis emocijomis, kurias jiems sunku įveikti. Dirglumas, jautrios emocijos, kažkoks nepastovumas emocijose, jeigu tai yra nebūdinga vaikui, atsiranda netikėtai irgi yra ženklas, kad kažkas vaiko gyvenime vyksta, su kuo jam sunku susidoroti. Ir šalia to, jeigu mes jau priartėtume prie tos grėsmės arba kažkokių neramių pasaulio įvykių temos, tai jie tikrai gali klausinėti. Jie gali, pavyzdžiui, pasikartojantis klausimai apie saugumą. O ką jeigu? Ar mes turime planą, o kur yra ten saugykla, ar ne, kur yra artimiausia slėptuvė, ar mes tikrai turime ten tą daiktų kuprinytę, kurią reikia, ar ne. Padidėjęs budrumas ir scenarijų kūrimas, tai reiškia, jeigu, žinot, galbūt piešia kažkokius scenarijus, čia pabėgimo planus, arba žaidžia kažkokius tai ten scenarijus, arba savo galvoje, galbūt dalinasi su jumis, ar ne, arba vėl ir vėl nori aptarti, kaip būtų, jeigu ten kažkoks, nežinau, prasidėtų neramumas, ar ten kariniai veiksmai Lietuvoje. Tai tikrai jie gali ir verbaliai labai įsitraukti ir kalbėti apie tuos dalykus. Ir, pavyzdžiui, intensyvus domėjimasis kažkokia tema, ką irgi galime pastebėti per piešinius, per žaidimą, per knygų skaitimą, per kalbėjimą ir panašiai. Tai tikrai, jeigu labai domisi, labai daug klausinėja, tai reiškia tikrai dėl kažkokių priežasčių jam yra svarbu. Ir galima tada pabandyti suprasti, tu labai daug klausinėjai apie karą, ar gali būti, kad nerimauji, gal mes pasikalbėkim, dėl ko tau yra neramu. Na ir keliaujame į tą trečią raidos tarpsnį, tai yra į paauglystę. Ir čia jau tikriausiai sutiksime, kad yra tas amžiaus tarpsnis, kada tikrai paaugliai turi ir platesnį žodyną ir gali daug kalbėti ir su jais įvairiom temom galim diskutuoti, ypač jau su tais vyresnio amžiaus paaugliais. Tai tikrai jie iš raidos perspektyvos žiūrint vis labiau artimi suaugusių tokiai mąstysenai ir gebėjimams, bet šalia to jie vis tiek dar tik auga. Tai reiškia, kažką jiems lengva padaryti, o kažkur jiems vis dar yra labai reikalinga suaugusių parama. Tai paaugliai pasižymė tokiais gerėjančiais abstraktaus ir analitinio mąstymo gebėjimais, tai reiškia, kad jie įvairius jų įvykius, kurie vyksta visuomenėje ar pasaulyje, gali žvelgti įvairiapusiškai. Yra dar juoda balta mąstymo, jo nemažai, ar ne, ir gali būti, arba čia yra teisinga, arba klaidinga, nėra čia kažkokių tarpinių variantų, ar ne, arba tu esi mano draugas, arba tu esi priešas. Tai tas juoda balta tikrai gali pasireikšti ir dėl to, pavyzdžiui, kai kurių pasaulio įvykių fone būtent pastebima, kad būtent paauglių ir jaunų žmonių tarpe yra labai didelė grėsmė polarizacijos ir radikalizacijos, tai reiškia, kad būtent paaugliai gali būti labai paveikimi tam tikrų kraštutinių žinučių ir tam tikrų kraštutinių požiūrių, nes jiems yra būdinga tas juoda balta, bet šalia to jie tikrai vis daugiau turi gebėjimų žvelgti į dalykus iš įvairių pusių, iš įvairių perspektyvų, suprasti save geriau, suprasti kitus geriau, ar ne, ir pamatyti tokį platesnį kontekstą. Paaugliai yra tokie idealistai ir tikrai labai moraliai jautrus, jiems yra svarbu, kas yra teisinga, kas neteisinga, jie tikrai ieško, kokiais idealais patys tiki. Tai šalia to jie tikrai, pavyzdžiui, ir šitam kontekste, Lietuvos kontekste, man rodos, irgi galim pastebėti, kiek daug jaunų žmonių tarpe stiprėja ir patriotinės nuotaikos, jaunųjų šaulių gretos plečiasi, ar ne, yra dalis paauglių, kurie tikrai ten neturi abejonių dėl karinės tarnybos ir panašiai, tai man rodos, čia irgi yra apie tą idealizmą, kad tokių grėsmių ir įvairių pavojingų situacijų akivaizdoje ne visiems paaugliams, bet daliai paauglių labai stiprėja būtent šie jausmai.
Taip pat paaugliai yra labai įsitraukę į socialinės medijas ir tikėtina, kad būtent iš jų labai daug informacijos gali gauti. Šalia to emociškai jautrus yra ir emocijos yra labai intensyvios. Tai čia tai apie paauglystę tikrai mes žinome, kad jiems tikrai gali būti ir labai jautru ir paveiku. Štai pavyzdžiui, atsimenant ir porą tų istorijų, kurias prieš tai garsinu, kur 13 ir 16 metų paaugliai dalinosi, kaip jiems yra jautru matyti, kas vyksta pasaulyje, kaip gali stiprėti toks beprasmybės ar bejėgiškumo jausmas, kaip jie gali, nežinau, tikrai išgyventi labai gilų liūdesį arba skausmą dėl kitų žmonių skausmą. Tai jie tikrai turi daug to emocinio jautrumo ir jiems irgi su tuo kažkaip tai reikia dorotis. Ir aišku, kadangi paauglystė yra apie tokio savo tapatumo ir vietos pasaulyje ieškojimą, tai egzistenciniai klausimai irgi yra labai svarbus ir šiaip bendraja prasme. Ir aišku, kad įvairiausių krizių akivaizdoje jie irgi gauna naują spalvą. Tai netgi, nežinau, galvojant apie tą pačią klimato kaitos krizę, irgi girdime, kaip paaugliai kažkaip kitaip žiūri. Jiems tikrai atrodo, kokia prasmė daryti dalykus, jeigu nežinom, ar mes turėsime šitą žemę, kurioje gyventi, ar mes turėsim sąlygas gyventi, ar ne. Tai tas pats yra ir su grėsme arba nesaugumu. Jiems tikrai gali kilti daug egzistencinių klausimų. Tai kam stengtis, jeigu vis tiek bus karas? Kokia prasmė čia gyventi, jeigu vis tiek kažkaip tai aš nežinau, ar aš galėsiu įgyventinti savo svajonės. Dar vienas paauglystei būdingas bruožas yra toks asmeninis nepažeidžiamumas ir nesąmoningai padėjau į skliaustelius, kad viena vertus kai kuriuose situacijose jie jaučiasi labai visagaliai ir jiems atrodo, kad kam, bet man tai jau tikrai nenutiks nieko blogo. Dėl to jie drąsiau gali rizikuoti, drąsiau įsivaizduoti, kad jeigu jau čia prasidėtų kokie kariniai veiksmai, aš ten neeičiau ir kovočiau ir daryčiau, nes aš tikrai galiu, ar ne? Yra tas toks jausmas ir man nieko blogo nenutiks. Bet šalia to jie tikrai yra labai emociškai pažeidžiami, nes ir ypatingai apie save, apie savo savivertę ir jiems gali būti šalia to žiauriai tikrai baisu matyti tai, kas vyksta ir įsivaizduoti, kaip jiems teks visame tame gyventi, ar ne? Tai jie balansuoja tarp šitų tokių irgi dviejų pažeidžiamumų, kraštutinumų, nuo tokio nepažeidžiamumo, visagalybės iki pažeidžiamumo. Na ir jau minėjau, kad tikrai šitame amžiaus tarpsnyje yra tokia didesnė poliarizacijos ir radikalizacijos rizika būtent dėl to, kad jie ieško idealų, ieško autoritetų ir jeigu susiranda kažką, tai kuo labai patiki, tada jie gali visiškai neigti bet kokią kitą poziciją ar ne, ir sakyti, va čia yra ta tiesa, kurią reikia tikėti. Ir tai gali būti kartais tikrai labai pavojinga, jeigu jie papuola į tam tikras kažkokias radikalias grupuotės. Iš ko galime paauglių nerimą atpažinti? Tai aišku, kad paaugliai jau apie daug ką gali pasakoti. Ir jeigu jie, nežinau, kelia klausimus, diskutuoja, tai kalbėkim ir diskutuokim. Ir tokiu būdu mes tikrai galim, nežinau, didinti jų žinomumą, suprasti, apie ką jie galvoja ir galbūt prisidėti prie to, kad jie jaustųsi saugesni. Bet aišku, yra ir įvairūs elgesio pokyčiai ir emocijų pokyčiai, kurie taip pat gali byloti apie paauglių nerimą. Tai tas pats dirglumas ir jautrumas, pakitęs miegas ar valgymo ypatumai. Pastebimas toksai egzistencinis beviltiškumas, štai kažkaip labai turėjo tikslų, siekė, svajojo, dabar staiga atrodo nėra prasmės nieko daryti, ar ne? Tai tikrai va čia irgi yra požymis, kad kažkas jo gyvenime vyksta, dėl ko jis nebemato prasmės arba gilo tas beviltiškumo jausmas. Intensyvus domėjimasis tam tikromis temomis irgi gali nužymėti tokį norą kontroliuoti, norą sužinoti ir per tai nuraminti save, kad aš žinau, tai aš susitvarkysiu, ar nežinodamas. Kartais yra cinizmas ir emocinis atsitraukimas irgi yra požymis, kad kažkas labai rūpi, bet yra taip baisu, kad geriau apsiriboti tokiu nesąmonė čia viskas, ar ne, arba pašiepti, patraukti per dangtį, nuvertinti, ar ne, tuos dalykus, nors iš tiesų viduje labai rūpi ir tai yra tokia kaip gynybinė pozicija. Ir staigus pažiūrų pokyčiai, kur staiga, nežinau, vaikas paauglys, atrodo tikėjo vienais dalykais, dabar staiga labai įniro, tapo tikintis kažkokia viena tiesa, tai tikrai gali būti, kad irgi žymi, kad jis štai tokiu būdu per pakitusius požiūrius kažkaip susidoroja su tuo nerimu ir su tuo neapibrėžtumu, kurio jaučia savo kasdienybėje per daug. Ir šitoj vietoj tikrai labai norisi tada stabtelėti, ką svarbu mums žinoti apie ekranus ir socialinės medijas, nes tai yra erdvė, iš kurios vaikai ir paaugliai sužino daug informacijos ir kartais mes net neįsivaizduojam, kokią informaciją jie gauna. Tai apskritai, būtent šitas Rusijos pradėtas karas Ukrainoje kartais net ir vadinamas pirmuoju TikTok karu, socialinės medijos karu, nes joks iki šiol buvęs karinis konfliktas nebuvo taip plačiai nupasakojamas, vaizduojamas ir nebuvo taip plačiai būtent rodomas socialinėse medijose.
Ir TikTokas buvo ta platforma, kurioje ir Ukrainos kariai viešino įvairiausius vaizdus, trumpus filmukus ir buvo ta vieta, kurioje vaikai ir paaugliai turėjo galimybę pamatyti tą karą pirmomis akimis arba išgirsti apie iš pirmų lūpų, tai reiškia pamatyti slėptuves, pamatyti nuniokotas vietas, pamatyti sugriautus miestus, pamatyti, nežinau, nukentėjusius žmonės ir panašiai. Ir taip pat TikTokas yra ta vieta, kurioje Rusija labai plačiai skleidė savo propagandą, ar ne, ir irgi formavo tam tikrus naratyvus. Į kokį burbulą patenka mūsų vaikai, mes niekada negalime būti tikri, ar ne, kokią informaciją gauna, ką jie mato. Nes bendrai, ar ne, jie laiko leidžia daug socialinių medijų ir su mumis apie tai pasakoja, su mumis dalinasi gana mažai. Tai čia turėkime omenyje, kad socialinės medijos tai yra labai trukus ir emociškai intensyvus turinys. Turinį dažnai parūpina ne patys vaikai, parūpina algoritmai. Ir jeigu vaikas parodo kažkokį tai dėmesį kažkokiai temai, kažkokiam turiniui, to turinio jis gali gauti labai labai daug. Ir kaip jisai dorosis su tuo turiniu, nieko nežinome, ar ne. Labai daug dezinformacijos ir klaidingos informacijos gaunama. Ten, pavyzdžiui, bet koks pasaulinis įvykis, jisai gali būti, nežinau, apipintas sąmokslo teorijoms, prikurta įvairiausių faktų. Tai čia irgi žinokime ir turėkime omeny, kad mūsų vaikai tikrai gali susitikti su labai neteisinga, netikslia ir kartais tikrai žiauriai bauginančia informacija. Ir tas turinys tikrai dažnai gali būti vienpusis, neišsamus, ideologizuotas. Tai tikrai socialinės medijos yra ta vieta, kurioje vaikai gauna naujienas. Ir štai galbūt Lietuvoje mes neturime tokių tyrimų, bet yra 2025 metais publikuotas Didžiosios Britanijos organizacijos Internet Matters tyrimas, kuris sako, kad 2/3 vaikų ir paauglių naujienas sužino iš TikToko ar kitų socialinių medijų, tai reiškia tikrai gali gauti labai vienpusišką, labai neaišku, labai tokį, nežinau, atsitiktinį vaizdinį apie tas naujienas, kurios vyksta. Ir taip pat, kad daugiau nei pusė jų mato žiaurius vaizdus, netgi kai tų žiaurių vaizdų neieško. Tai reiškia, kad algoritmai išmeta, parodo, tai tas būtent skandalingiausius kažkokius video, daugiausiai peržiūrų pritraukusius. Tai gali būti žudimo vaizdai, tai gali būti negyvų žmonių vaizdai ir panašiai ir panašiai. Tai tikrai, ta jų amžiui netinkama informacija, ypač kai galvojam apie vaikus iki paauglystės, kurie jau naudojasi TikToku, nors tikrai nėra pasiekę 13 metų amžiaus ribos, tai mes tik galime įsivaizduoti, kad jie mato daugiau nei pasako ir nebūtinai supranta, kas tai yra ir gali tikrai turėti daug visokiausių nerimų ir baimių savo galvose. Ir čia tiesiog noriu tokių porą iliustracijų pateikti, kad štai, kai paieškome TikTok'e karas Ukrainoje, kokių įvairiausių vaizdų galima matyti nuo tikrai tokių, nežinau, paprastų ir gal pasakojančių iki labai bauginančių. Ir taip pat tiesiog norėjau dar tokią iliustraciją irgi parodyti apie straipsnį, kuriame irgi konstatuojame, kad TikTokas buvo ir yra naudojamas įvairiai dezinformacijai skleisti, tai tikrai pagalvokime, o ką mūsų vaikai sužino, o kaip jie dorojasi, kai gauna, tarkim, didelį kiekį dezinformacijos ir ar mes padedame sukurti jiems kritinio mąstymo, turėti kritinį mąstymą, kuris padėtų atskirti tiesa, netiesa, tikėti, netikėti, kaip su tuo būti. Tai keliaukime į tokią paskutinę dalį ir pakalbėkime, tai kokios paramos reikia mūsų vaikams tokiose situacijose, kai jie susiduria su nerimu, baime, nesaugumu, kai jie galbūt gauna informaciją, kuri netitinka jų amžiaus ir kurios jie galbūt ne iki galo gali suprasti. Tai pirmiausia, prieš pradedant kalbėti apie paramą ir pagalbą, noriu gal priminti tokią vaikų poreikių, emocinių poreikių piramidę. Kiekvieną iš tų poreikių taip įvardinau vaikų žodžiais, ką tai reiškia ir turėkime omenyje, kad kai mes galvojame apie paramą vaikams, mes ir turime galvoti ir svarstyti, o kurie poreikiai vaiko nėra iki galo patenkinti. Ar tai yra fiziologiniai poreikiai ir juos irgi yra svarbu tada patenkinti, norint padėti vaikui reguliuoti emocijas ir jaustis emociškai saugesniam, ar galbūt jisai tikrai dabar susvyravo saugumo poreikis ir jisai jaučia, kad nežino, kur yra ta vieta, kuris gali nusiraminti, ar nežino, kur yra tas žmogus, kuris gali padėti. Ar pavyzdžiui, jis tikrai kažkaip pasijuto vienišas ir jam dabar stoka yra tokio paramos, palaikymo, ar ne, kas reikštų, kad meilės ir priklausimo poreikiai šiuo metu nėra iki galo patenkinti. Tai tikrai tobulų atveju yra labai svarbu, kad mes suprastume, jog mūsų vaikai turi skirtingus poreikius ir tada pagal jų elgesį galėtume įsivardinti, ko jam trūksta ir į tai atliepti, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu vaikas yra neišmiegojęs, pavargęs, yra per didelis jo krūvis, tikrai natūralu, kad jisai bus dirglesnis, jam bus sunku būti grupėje, jam bus sunku siekti kažkokių tai savivertę stiprinančių tikslų ir panašiai.
Šalia to, jeigu užtikrinti fiziologinį poreikį, bet vaikas jaučiasi nesaugus, tai aišku, kad jam bus sunku, nežinau, save realizuoti ar ten būti mokykloje ir jaustis galinčiam atlikti tam tikras užduotis. Tai tikrai kiekviena iš tų poreikių grupių yra labai svarbi, aš išsamei jos neaptarinėsiu, bet tiesiog norėjau priminti, kad tikrai svarbu juos žinoti ir tada, kai matome, kad vaikui atsirado kažkokie simptomai, keičiasi jo elgesys, bandytume savęs paklausti, ko jam trūksta, kurie iš jo poreikių yra ne iki galo patenkinti. Ir tada, kalbant apie tokias pagrindinės žinutės, ko labiausiai reikia mūsų vaikams ir paaugliams, tai aš pagal amžių taip sudėliočiau, kad iki mokyklinukams yra svarbiausia, kad suaugęs būtų ramus ir pasiekiamas. Tai reiškia, jiems tikrai reikia, suaugusių, kurie gali atsiremti, kai yra išsigandę, kai jiems yra neramu, kuris gali apkabinti, išlaikyti jį glėbyje, nuraminti, kai jam kyla pykčio protrūkiai ir panašiai. Pradinių klasių vaikams tai yra tikrai labai svarbu gauti aiškius ir paprastus atsakymus, kai jiems kyla klausimų. Tai žinot, nebijokim jų klausimų, paklauskim patys. Va, štai dabar yra laikas, kada daug kalbame apie 4 metus karo Ukrainoje, vėl matome, nežinau, įvairiausius vaizdus, prisimename, kaip gyvena ten žmonės. Paklauskime, kaip jaučiasi mūsų vaikai, kokiu klausimu jiems kyla, ką jie galvoja apie karą, ką jie kalba mokykloje, kaip jie jaučiasi, kai šalia yra, nežinau, besimokantis ukrainiečių vaikai. Ir tai bus erdvė pasikalbėti, ar ne? Ir paprastai žodžiais atsakyti galbūt į pradinukų kylančius klausimus. O paaugliams yra labai svarbu, kad jie turėtų tokį lygiavertišką pokalbį, kad patys dalindamiesi tai, ką išgirdo, ką pamatė, ką suprato, jie turėtų galimybę apie tai pasikalbėti ir būti išgirsti, ir būti rimtai vertinti, o ne sakyti, nieko tu nesupranti, tu čia per paprastai žiūri pasaulį, nesąmonės rodo ta tavo socialinė medija. Tai va tokios žinutės tikrai neskatina pokalbį ir kaip tik verčia paauglius likti vieniems, o jeigu mes, nežinau, domimės, klausomės, išklausome, tada pasakom, kaip patys matome vienokius ar kitokius dalykus, tai tikrai tikėtina, kad paaugliai ir norės toliau su mumis ir dalintis ir pasakoti, kaip jie jaučiasi. Na ir kągi mes galime daryti, yra keletas žingsnių, ką galime daryti, tai pirmiausia yra labai svarbu, kad mes reguliuotume savo nerimą, tikrai ir bandytume, nežinau, rasti vietų, kur mes nusiraminam, rodyti savo pavyzdžių, kaip naudojame įvairiausius nusiraminimo būdus, ar ne, neužversti nerimo savo aplinkos žmonių, bet kažkaip tai rasti savo būdų nusiraminti. Klausti ir klausyti savo vaikų ir paauglių, neskubėti kalbėti, visų pirma išgirsti, ką jie girdi, ką suprato, kas jiems aišku, kas neaišku, tada papildyti dar savo kažkokią informaciją. Priimti ir įvardinti vaiko jausmus, kai pastebime, kad jam neramu, kad galbūt nesaugu, galbūt jis jaučiasi bejėgis. Pasakykime taip, man atrodo, kad tau neramu, man atrodo, kad tu esi kažko išsigandęs, gal pasikalbam apie tai. Jau minėta, atsakyti vaikui kylančius klausimus, man rodos labai svarbu. Nežinom, tai nežinom. Jeigu norim, galim kartu pasidomėti. Jeigu žinom, kalbėkime apie taip. Tai tikrai labai yra svarbu, kad tie pokalbiai vyktų. Stiprinti saugumo jausmą kasdienybę, tai būtų rutina, fizinė veikla, tokie maži konkretūs žingsniai. Nežinau, remkime Ukrainą, darykime kažkokius gerus darbus, vardan to, nežinau, kažką, ką galima išsiųsti Ukrainos kariams, ar ten būtų žvakių liejimas ar tinklų pinimas. Visi šitie dalykai tikrai suteikia kontrolės jausmą ir tokia padeda jaustis kažkaip prasmingai, ar ne? Ir aišku, yra labai svarbu, kad būtume budrus vaikų medijų vartojimui. Tai reiškia tiek tiesioginiam, tiek foniniam, galvokime, iš kur mano vaikas gauna žinutės, ką jis apie tai supranta, tada kalbėkime, smalsaukime, pažiūrėkime kartu, kokį turinį jis gauna, tarkim, TikTok'e ar kitose vietose. Ir pabaigai dar noriu priminti, kaip apskritai ugdomas vaikų psichologinis atsparumas, kokie yra jau turime emociniai resursai. Tai čia priminčiau, ar ne, kad apskritai vaikų psichologinis atsparumas jis yra stiprinamas per keletą dalykų, ar ne. Tai pirmas dalykas per saugų ryšį su suaugusiais, tikrai tam, kad aš būčiau atsparus, aš turiu turėti kažkokį bazinį saugumo jausmą. Aš žinau, ką kreiptis pagalbą, su kuo galiu pasikalbėti, kas man padės, jeigu bus labai sunku. Ir tada tas tikrai atsparumas tikėtina didėja. Per palaikančius santykius su aplinka, kad aš žinau, kad esu vertingas, kad esu mylimas, kad esu svarbus, ar ne, šalia esantiems žmonėms. Per pagalbą dorojantis su kylančiais sunkumais. Tikrai vaikams reikia pagalbos, nepadaryti už juos, ar ne, bet padėti, surasti sprendimą, nukreipti, ar ne, kartu paieškoti tinkamų sprendimų. Tai kuo dažniau, bet jaučiu, kad man pavyko susidoroti su sunkumais, tuo didesnis kyla tas jausmas, kad aš galiu.
Ir aišku, per mūsų pavyzdį, kad klaidos yra mokymos ir patyrimo dalis, nepykstant ant savęs, kad suklydome, bet suprantant, kad tikrai nežinome visko tobulai, nesame tobuli ir turime vienokiais ar kitokiais būdais mokytis už tų klaidų, kurias padarome. Ir apačioje skaidrės dar matote keletą tokias įveikos strategijų, kurios yra prieinamos vaikams. Tai aš jau minėjau, kad žaidimas, fantazija yra tai, ką vaikai tikrai naudoja, kai jaučiasi, išgyvena įvairiausių jausmų, tai jie pasitelkia, jie ten kuria, žaidžia, įgauna kontrolę, turi savo tą galios jausmą ir tai yra labai svarbus dalykas, kas jiems padeda nusiraminti ir susireguliuoti. Sensorinė reguliacija, žinot, vaikų kūnas, mūsų kūnas visą laiką yra su mumis. Tai mūsų darbas yra pastebėti, kada galbūt, nežinau, šiluma arba šaltis, apkabinimas, fizinė veikla ar kiti būdai padėti vaikui susireguliuoti tas emocijas. Tai patys vaikai kažką tai daro intuityviai, pavyzdžiui, tikrai, kai jiems neramu, jie gali labai daug judėti, ar ne? Bet šalia to kartais ir mes suaugusiai galime padėti, ar ne? Socialinė parama, humoras, kuris atsiranda jau šiek tiek vėlesniais raidos tarpsniais, taip pat irgi yra labai tokie sveiki ir reikalingi būdai įveikti kažkokius kylančius emocinius sunkumus. Na ir baigti noriu dar 2 žinutėmis, kuo dar galime prisidėti, galvodami apie tai, kad gyvename neramiame pasaulyje ir neaišku, kada jisai pasidarys kažkaip tai ramesnis. Tai noriu kažkaip priminti, kaip yra svarbu nepavargti, remti kovojančius Ukrainos, kurie kovoja ne tik už savo, bet ir už tai, kad mes turėtume galimybę gyventi laisvi ir gyventi taip, kaip gyvename dabar. Ir taip pat noriu pakviesti prisidėti prie vaikų linijos veiklos. Štai ir tie laikotarpis, kai bus galimybė paskirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio kažkokiams organizacijoms. Tai prisidėkite prie vaikų linijos veiklos, padėkite mums išklausyti daugiau nerimaujančių ir įvairius kitus sunkumus išgyvenančių vaikų. Kiekvieno žmogaus parama mums yra labai svarbi ir labai vertinga. Tai štai tiek norėjau Jums papasakoti. Ačiū labai už tai, kad buvote kartu, kad išklausėte ir linkiu saugių, šviesių, ramių dienų ir iki kitų pasimatymų.